Šią vasarą mokslo metus baigusiems abiturientams svarbu žinoti, kad jie privalomojų sveikatos draudimu valstybės lėšomis bus apdrausti iki rugpjūčio 31 dienos. Visi, kurie nuo rugsėjo pradės studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, pagal nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvoje bus ir toliau draudžiami privalomojų sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Nuo rugsėjo 1 jau studentai turi tapti, arba turi galvoti, kaip jie bus drausti privalomojo sveikatos draudimu. Tai jeigu jie toliau tęsia mokslus, įstoja Lietuvoje į aukštesnėsias mokyklas, profesinio rengimo centrus, viskas tvarkoj, mes informaciją apie juos gaunam į savo duomenų bazę iš studentų registro. Ir jiems nieko papildomai daryti nereikia, jie drausti privalomojo sveikatos draudimu, gali gauti sveikatos priežiūros paslaugas pilna apimtim. Išvykus studijuoti į ES šalis reikia atvežti akademinę pažymą. Beje, ją galima pateikti ir elektroniniu būdu. Jeigu studentai sugalvoja išvykti studijuoti į ES ir ekonominės bendrijos šalis bei Šveicariją, tokiu atveju reikia atvežti akademinę pažymą teritoriniai ligonių kasai. Nesvarbu kuriai, ten, kur žmogui patogu, pristato akademinę pažymą. Čia noriu uždėti akcentą, kad netinka kvietimai studijuoti, nes kvietimas studijuoti dar nereiškia, kad būsimas studentas juo pasinaudos. Galbūt jaunuoliai įstos į keletą aukštųjų mokyklų užsienį ir jie rinksis. Tokiu atveju tik tais, kai prasidės mokslo metai toje aukštojoje mokykloje, jie taps pilnateisiais studentais ir galės gauti akademinę pažymą, kurią reikia pateikti mums. Gali pateikti ir elektroniniu būdu mums prašymą drausti valstybės lėšomis, pateikti akademinės pažymos fotokopiją ar kopiją ir jokių problemų. Gali galioti vieną iš tėvų ar tiesiog išvykdami palikti prašymą užpildytą, kur yra jo parašas. Jeigu jaunuoliai sugalvos padaryti pertrauką pailsėti nuo mokslų, nuo rugsėjo 1 dienos jie turėtų galvoti, kaip bus drausti privalomojų sveikatos draudimu. Tai yra keli variantai. Arba pradeda dirbti, tada darbdavys už juos moka privalomos sveikatos draudimo įmokas, arba registruojasi užimtumo tarnyboje, kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą. Ir kol jie turi ieškančiojo darbo statusą, irgi yra drausti valstybės lėšomis. Dar yra keletas valstybės lėšomis draudžiamųjų kategorijų, tai yra neįgalumas, socialinės pašalpos gavėjai. Jeigu jaunuoliai išvyksta į užsienį dirbti, taip pat yra du variantai, kaip galima draustis privalomojų sveikatos draudimu. Jeigu žmogus lieka deklaruota gyvenama vieta čia, tik tais dirba kitoje šalyje narėje, tada jis turėtų parvežti mums S1 dokumentą. Ir S1 dokumentas įrodo, kad žmogus nori gauti sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, nors dirba ir moka įmokas kitoje šalyje narėje. S1 dokumentas yra struktūrizuotas elektroninis dokumentas, veikiantis ES ir ekonominės bendrijos šalyse bei Šveicarijoje. Taip pat ir Anglijoje šis dokumentas veikia ir jis suteikia teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje šalyje. Ne ten, kur dirba ir moka įmokas, o ten, kur gyvena. Jeigu žmogus galvoja, kad jis čia nevažinės, jam sveikatos priežiūros nereikia Lietuvoje, tada mano rekomendacija deklaruoti išvykimą. Laikiną išvykimą iš Lietuvos. Specialistai taip pat ragina pasirūpinti ir Europos sveikatos draudimo kortele ne tik studentams, bet ir visiems norintiems atostogauti ir dirbti Europos šalyse. Ir žinoma pasitikrinti jos galiojimo laiką. Pamiršus ar nespėjus kortelės pasigaminti, gali pagelbėti ir laikinas sertifikatas, kuris galios einamąjį mėnesį. Europos sveikatos draudimo kortelė yra skirta būtinai pagalbai, vėlgi ES šalyse, ekonominės bendrijos šalyse, Šveicarijoje, Anglijoje. Ir išduodamos visiems apdraustiesiems privalomojo sveikatos draudimu. Procedūra labai paprasta, galite atvykti porą minučių, jeigu nėra gyvos eilės ir mes ją padarome, atiduodame ir jūs saugiai keliaujate. Galite užsisakyti paštomatu šią kortelę, tik tais jau tai bus mokama paslauga tiek, kiek kainuoja šita paslauga iš kurjerių tarnybos, nes pati kortelė išduodama apdraustiesiems yra nemokamai. Jeigu jos neturite, už būtinosios pagalbos paslaugas, bet kurioje ES šalyje reikės mokėti savo pinigėliais. Sėsti prie kompiuterio, prisijungti prie mūsų e-paslaugų ir susiformuoti sertifikatą laikinai pakeičiantį kortelę. Šiuo metu sveikatos draudimo kortelė išduodama 5 metams. Pametus kortelę, nauja išduodama už 15 eurų mokestį. Kitaip tariant, skiriama 15 eurų bauda ir nauja išduodama nemokamai.